Sveiki. Šiandien yra 2024 metų rugpjūčio 16 diena. Vakar buvo žolinės. Gavau skambutį iš Google. Kalbėjo rusiškai, bet pradėjo iš karto gražiai. Jūsų prietaisas toks ir toks. Taip, toksai ir yra. Prie jūsų prietaiso bandoma prisijungti iš Estijos, iš Talino. Estija man nesvetima. Aš netgi pagalvojau, galbūt pažįstu žmogų. Ir paskui vėliau jie žino mano asmens kodą, jie žino mano elektroninį paštą, jie žino, kad pas mane yra virusas. Tada jie prašo pasidalinti ekranu, parsisiųsti antivirusinę programą, virusą randa, virusą pašalina, įvardina dar 4 kontaktus, kurie jau yra pažeidžiami, dar pasako, kad tikriausiai per 2 pastarąsias savaitės pas mane kaito baterija ir greičiau išsikrovė telefonas. Tai tiesa, taip ir buvo. Tarp kitko, kai kaista baterija ir išsikrauna telefonas, reiškia, kažkas prie jūsų daikto yra prisijungęs. Tai aš anksčiau žinojau. Ir taip tvarkingai, mandagiai. Ir po kiek laiko prašo manęs prisijungti, o aš dominuosi ekranu. Prašo manęs prisijungti prie savo banko sąskaitos ir patikrinti, ar aš nepadariau kokių nors pavedimų pats nežinodamas. Sakau, tai aš gal prisijungsiu iš kito prietaiso, ne iš šito, kuris yra jau share screen. Sako, ne, mes tada nematysim. Sakau, kodėl jūs turit matyti? Sako, mes turime įsitikinti. Sakau, tai gal bankas turi įsitikinti. Tai aš sugaišinau, tiksliau jie mane sugaišino porą valandų. Prie banko aš nesijungiau. Mane sujungė su policija. Atsirado policininkas, lietuviškai nekalbėjo. Mes susitarėm susitikti Saltoniškių 19 antradienį. Ot imsiu ir nueisiu. Pabaigoje sako, patvirtinkite balsu, kad jūs nenorite tęsti operacijos. Tai yra, nenorite tęsti operacijos, tai reiškia, nenoriu prisijungti prie savo banko. Sako, tvirtinu balsu, aš nenoriu tęsti operacijos. Sako, tada mes jūsų telefoną užblokuosim, vardan jūsų paties saugumo. Ir Keberiokšt iš tikrųjų užblokavo. Ir экрана atsirado užrašas. Для вашей безопасности ваш телефон заблокирован. Ilsėjau, pagalvojau, įlindau į internetą, išsiaiškinau, kad pametus telefoną mes patys galim jį blokuoti ir mes patys galime atsiųsti į ekraną žinutę. Jeigu radote šitą telefoną, paskambinkit šereliui štai šito numeriu. Bile kokią žinutę. Tai yra, šitas triukas yra paprastas, tik reikia žinoti. Ką padariau? Pakeičiau visus slaptažodžius. Vienas. Šiandien, kai pajutau, kad telefonas kaista, aš jį tiesiog išjungiau, nes tuo metu arba jie siurbė duomenys, arba naudoja jį kaip retransliatorių. Ir manau, kad konsultacija su specialistais mums tikrai galėtų padėti, nes jie smarkiai suaktyvėjo. Netgi manau, žinau kodėl. Nes yra tokia dainininkė Larisa Dolina, gal girdėjot. Iš ją sukčiai išsiurbė krūvą pinigų. Tarsi, nežinau, 200 milijonų rublių, gal daugiau. 1 rublis 1 euro centas, tai čia galbūt net tokie dideli pinigai jiems. Bet aš manau, kad rusai išmoko šitą triuką iš ukrainiečių. Tik ukrainiečiai finansuoja savo karą, o rusai finansuoja savo. Geriau aukokime ukrainiečiams, bet nepasimaukim ant rusų. Ir jeigu jums skambina kalba rusiškai, pasakykit Slava Ukrainė. Ernestas Kuckelis tai padarė, atšoko iš karto. Ir Audrius Bačiulis apie tai yra visai neblogai parašęs, paskaitykit. Geros dienos.